Kūno skenavimo meditacija. Visų pirma, susiraskime patogią kūno padėtį. Atsigulkime ant kilimo ar kilimėlio. Atsisėskim ant tvirtos kėdės su tiesia atkalte, pagalvėlės ar ant meditacijai skirtos kėdės. Jeigu sėdime ant kėdės, leiskime savo pėdoms visiškai atsiremti į grindis. Nesukryžiuokime kojų, leiskim savo stuburui įsitiesti, tačiau neišsitempti. Tokiu būdu mūsų laikysena tampa ori ir patogi, o nesustingusi ar įsitempusi. Jeigu gulime ant nugaros, nesukryžiuokime kojų, šiek tiek pasukime pėdas į priešingas puses, o rankas ištieskime ir truputį atitraukime nuo šonų. Jeigu patogu, užsimerkime arba bandykime žiūrėti laisvai žemyn, šiek tiek į priekį nuo savęs. Atkreipkite dėmesį ir įsiklausykite į kylančius savo kūno pojūčius, atsiradusius nuo sąlyčio su jį palaikančia atrama. Kelias akimirkas patyrinėkime šios pojūčius. Galime priminti savo, kad šiuo pratimu, šią meditaciją nemėginame pasiekti jokios ypatingos būsenos. Šio pratimo tikslas – paeiliui pabūti su kiekviena kūno dalimi, taip ugdant savo sąmoningumą. Nelaukime, kol nutiks kažkas ypatingo ir nesiekime to. Tiesiog leiskime viskam būti taip, kaip yra. Stenkimės nekontroliuoti įvykių ir nekritikuoti savęs dėl šio pratimo atlikimo. Tiesiog kiek įmanoma, sekime instrukcijas ir perkelkime dėmesį vis prie kito objekto kūne. Mintims nukrypus nuo stebimo objekto, nekaltinkime savęs. Tiesiog įsisąmoninkime, kad mintys nuolatos klaidžioja. Ir kai būsime pasiruošę, ramiai grąžinkime jas atgal prie stebimos kūno dalies. Dabar galime pastebėti ir įsisąmoninti savo kūno poziciją ir savo kūną kaip visumą. Pastebėkime savo kūną kaip visumą. Įsisąmoninkime pojūčius, kuriuos jaučiame kūne. Dabar nukreipkime dėmesį į kvėpavimo stebėjimą. Galime pasirinkti, kurioje vietoje norime stebėti savo kvėpavimą. Vienoje šnervėje, abiejose šnervėse, gerklėje, kakle, krūtinėje ar pilve. Tiesiog patyrinėkime,
pastebėkime ir įsisąmoninkime pojūčius, kurie kyla mums kvėpuojant. Tai gali būti kūno judėjimas, įkvepiamo ar iškvepiamo oro sukelti pojūčiai ar kiti jutimai. Taigi kurį laiką išlaikykime savo dėmesį ties kvėpavimu. Jeigu šiuo metu nejaučiame jokių pojūčių, įsisąmoninkime ir priimkime tai. Stebėkime ir labai silpnus pojūčius. Tai ir yra mūsų šio momento patirtis. Nėra teisingo būdo, ką nors jausti. Tiesiog leiskime savo dėmesį pasilikti stebimoje vietoje ir tiek. Dabar leiskime savo nukreipti dėmesį prie kairės kojos pirštų stebėjimo. Įsisąmoninkime pojūčius, kuriuos jaučiate kairės kojos pirštuose, arba faktą, kad šiuo metu jokių pojūčių ten nejaučiate. Dabar įkvėpkime ir nukreipkime savo dėmesį į kairės kojos pėdą. Įsisąmoninkime pojūčius, kuriuos jaučiame kairės kojos pėdoje. Paviršiuje ar gilumoje, arba faktą, kad šiuo metu jokių pojūčių ten nejaučiame. Dabar įkvėpkime ir nukreipkime savo dėmesį į kairės kojos blauzdą. Įsisąmoninkime pojūčius, kuriuos jaučiame kairės kojos blauzdoje. Ir net jei jaučiame kurioje nors iš kūno dalių diskomfortą, priimkime tai kaip šiuo metu patiriamą patirtį. Kaip ir priimkime tai, kad šiuo metu jokių pojūčių ten nejaučiame. Dabar įkvėpdami perkelkime savo dėmesį į kairės kojos kelį. Įsisąmoninkime pojūčius, kuriuos jaučiame kairės kojos kelyje. Su įkvėpimu gal galime perkelti dėmesį į kairės kojos šlaunį. Įsisąmoninkime visus pojūčius, kuriuos jaučiame kairės kojos šlaunyje. Įsisąmoninkime ir faktą, jei šiuo metu jokių pojūčių ten nejaučiame. Ir dabar gal galime perkelti dėmesį į kairę dubens pusę.
Įsisąmoninkime visus pojūčius, kuriuos jaučiame kairėje dubens pusėje. Ir dabar įkvėpdami, gal galime perkelti savo dėmesį į dešinę pėdą. Įsisąmoninkime pojūčius, kuriuos jaučiame dešinės kojos pėdoje, paviršiuje ar gilumoje, arba faktą, kad šiuo metu jokių pojūčių ten nejaučiame. Įkvėpdami, gal galime perkelti dėmesį į dešinės kojos blauzdą ir įsisąmoninkime pojūčius dešinės kojos blauzdoje. Ir dabar su įkvėpimu gal galime perkelti dėmesį į dešinės kojos kelį. Įsisąmoninkime visus pojūčius, kuriuos jaučiame dešinės kojos kelyje. Ir net jei kurioje nors iš kūno vietų jaučiame diskomfortą, priimkime tai. Kaip ir faktą, kad kai kuriuose kūno vietose nejaučiame nieko. Dabar su įkvėpimu perkelkime dėmesį į dešinės kojos šlaunį. Įsisąmoninkime visus pojūčius dešinės kojos šlaunyje. Ar gal įkvepiant galime pakviesti save, perkelti dėmesį į dešinę dubens pusę ir įsisąmoninti pojūčius esančius dešinėje dubens pusėje. O dabar gal galime dėmesiu pajausti visą dubenį. Įsisąmoninkime pojūčius, kuriuos šiuo metu jaučiame dubenyje. Dabar pakvieskime save perkelti savo dėmesį į pilvą. Dėmesingai įsisąmoninkime, ką jaučiame pilvo srityje. Vidiniu žvilgsniu kildami aukštyn, įsisąmoninkime pojūčius krūtinėje. Kartais galime pastebėti, kad mus blaško kylančios mintys, fantazijos, rūpesčiai, noras skubėti ir greičiau atlikti šį pratimą. Galbūt kyla nuobodulys ar nerimas, kurie kartais gali stipriai atitraukti jūsų dėmesį. Ir netgi jeigu mums ir kyla šie pojūčiai ir jausmai, tai nereiškia, kad darome ką nors ne taip. Mes nieko negalime padaryti klaidingai. Tiesiog pasinaudokime šią progą ir stebėkime šiuos jausmus ir dėmesio atotrūkius. Stebėkime juos suvokdami, kaip jie veikia mus, mūsų kūną,
ir dėmesingumą. Ir tada nepykdami ir nekritikuodami savęs, nukreipkime savo dėmesį atgal, kur jis ir turėtų būti, į pasirinktą kūno vietą. Taigi nukreipkime savo dėmesį į nugaros apačią ir įsisąmoninkime visus pojūčius, kuriuos jaučiame nugaros apačioje. Dabar gal galime vidiniu žvilgsniu pakilti iki nugaros viršaus ir įsisąmoninti ten jaučiamus pojūčius. Dabar gal galime pakviesti save perkelti dėmesį į kairės rankos plaštaką. Įsisąmoninkime viską, ką jaučiam kairės rankos plaštakoje. Pamažu, vidiniu žvilgsniu, kilkime prie kairės rankos dilbio ir įsisąmoninkime ten esančius pojūčius. Ir dabar gal galime perkelti dėmesį prie kairės alkūnės ir įsisąmoninti, ką jaučiame kairėje alkūnėje. Dabar leiskime savo nukreipti dėmesį prie kairiojo žasto. Įsisąmoninkime pojūčius, kuriuos jaučiame kairės rankos žaste. Arba faktą, kad šiuo metu jokių pojūčių ten nejaučiate. Ir įkvėpdami gal galime perkelti dėmesį į dešinės rankos plaštaką ir įsisąmoninti visus savo pojūčius, kuriuos jaučiame dešinėje plaštakoje. Pamažu savo dėmesį perkelkime prie dešinės rankos dilbio ir įsisąmoninkime, ką jaučiame šioje kūno vietoje. Vidiniu žvilgsniu pakilkime iki dešinės rankos alkūnės. Įsisąmonindami visus pojūčius, kuriuos jaučiame dešinės rankos alkūnėje. Įkvepiant, pakvieskime save dėmesiu pakilti iki dešinės rankos žasto. Įsisąmoninkime pojūčius šioje kūno vietoje. Jei patiriame diskomfortą ar skausmą kurioje nors kūno vietoje, mes galime pasirinkti arba bandyti tęsti pratimą, perkeliant dėmesį prie kitos kūno vietos, arba smalsiai, neįsitempiant, patyrinėti diskomfortą ir leisti skausmui ar diskomfortui būti, svyruoti ir, kas gali žinoti, greičiausiai praeiti.
arba nukreipus kvėpavimą į tą vietą, su kiekvienu iškvėpimu tarsi palydėti diskomfortą iš savo kūno, kiek tuo metu pavyksta. Ir dabar įkvėpdami perkelkime savo dėmesį į pečių juostą. Įsisąmoninkime kūno pojūčius pečių juostoje. Vidiniu žvilgsniu pakilkime iki kaklo. Įsisąmoninkime pojūčius, kuriuos jaučiate kakle. Ir dabar vidiniu žvilgsniu gal galime pereiti prie veido. Pajauskime savo veidą kaip visumą ir įsisąmoninkime savo pojūčius veide. Dabar vidiniu žvilgsniu gal galime pakilti iki pakaušio ir tiek, kiek pavyksta, įsisąmoninti pojūčius pakaušio srityje. Įkvėpdami perkelkime savo dėmesį į moments sritį. Įsisąmoninkime pojūčius šioje kūno vietoje arba priimkime faktą, kad šiuo metu nieko ten nejaučiame. Tai irgi yra pojūtis. Dabar perkelkime savo vidinį žvilgsnį prie viršugalvio ir dėmesingai įsisąmoninkime pojūčius viršugalvio srityje. O dabar gal galime pakviesti save pajausti savo galvą kaip visumą, įsisąmoninti pojūčius, kuriuos šią akimirką jaučiame visoje galvoje. Šiai meditacijai einant į pabaigą, pasveikinkime save ir padėkokim sau, kad skyrėme laiko savęs puoselėjimui. Priminkime sau, kad šis pratimas jausti kūną ir jo visumą yra bet kada mums prieinamas būdas padėti sau. Tai būdas rasti ramybę ir pajausti visumą, kai gyvenimas atsiveria mums kiekvieną akimirką, diena po dienos, akimirka po akimirkos.